Žvėrių išpažintis. Kitą kartą bėgo zuikis ir sutiko lapę. Ta lapė nori prisiartinti prie zuikio. Vis šiaip ir taip taikosi, šio to klausinėja. Kur tu, mielasai, buvai, kurgi taip skubini? Buvau namie pas pačiukę ir vaikelius, atsakė zuikis, o dabar skubinuosi į bažnyčią išpažinties. Seniai buvau. Lapė zuikutį vis šaukia ir šaukia, prašo palaukti, o zuikis vis tolyn ir tolyn. Lapė vis paskui ir paskui. Šit skersai kelio jų tarpe pasipainiojo vilkas. Vilkas ir klausia lapės, tai kurgi, kūma, taip skubinės? Ogi ar nematai, zuikis bėga į bažnyčią išpažinties. Tai ir aš paskui jį bėgu, nes ir aš, kūmai, seniai esu buvusi išpažinties. Ir vilkas bėga paskui, taip jiems vienas paskui kitą šveičiant užbėgo vilkui kelią meška ir klausė vilko, kūmai, kūmai, palauk, kurgi taip skubinės? Vilkas bėgdamas šneka, matai, zuikis su lape bėga į bažnyčią išpažinties, o kad ir aš senai esu buvęs, tai ir skubinuos. Na palauk, kūmai, ir aš bėgsiu. Ir aš senai esu buvusi. Jie ėmė bėgti vienas paskui kitą. Zuikis žinojo, kur yra vilkaduobė. Bėgdamas jos pakraščiu šaukė, ei, sukite į dešinę. Tuojau visi pasuko į dešinę ir sukrito, nugarmėjo į vilkaduobę. Na ką jie dabar darys, šokinėjo, negali iššokti ir gana. Jau kelias dienas jie ten pagyveno visi, išalko, bet nėra ko ėsti. Meška klausė kitų, kaip čia ką nors ėdamo sugriebti. Lapė prieėjus ir sako, jei patylom į ausį, ogi papjaukim vilką, tai mudviem ilgai ėsti užteks. Meška tuoj vilkui išsprando prie žemės ir vilkas gatavas, jo dvi rėda. Kol buvo mėsos, ėdė ją abi, o vilko žarnas lapė susikasė į žemę po savo guoliu. Jau jos mėsa pasibaigė ir vėl išalko. Lapė prasirausė guolį į žemes, traukė žarnas ir ėda. Meška klausė, ką tu čia dabar ėdi, ogi savo pilvą prasiplėšiau, dabar traukiu ir ėdu žarnas. Tai duok ir man, prašo meška, ogi savo pilvą persiplėšk ir ėsk. Tai kad bus skaudu, geriau skausmą negu badą kentėti. Meška paklausė lapės ir persiplėšė savo pilvą, ėmė laukan traukti žarnas ir nusibaigė. Lapė ilgam laikui buvo mėsos, kol mešką suėdė. Ant duobės krašto buvo toks medžio stuobrys. Į tą stuobrį susinešė strazdas lizdą ir išsiperėjo vaikus. Lapė ėmė strazdą gąsdinti. Jei tu manęs negelbėsi, aš tavo vaikus suėsiu. Strazdelės klausė jos, tai ko tu nori iš manęs? Ogi prinešk man ir primesk šitą duobės kertę visokių šapų ir stagarų, kad galėčiau iš duobės išlipti. Abu strazdai vis neša ir meta į tą kertę, ką tik pakeldami, ir primetė tiek, kad lapė galėjo išlipti. Išlipusi laukan vėl sako strazdui, parūpink man ko nors ėsti, kitaip aš tavo vaikus suėsiu. Strazdelis ir sako, nagi bėk paskui mane ir gausi. Nulėkė strazdas, kur mergaitė karves pamelžusi nešėsi milštuvę pieno. Strazdas krito jai po kojų, plasnoja, kaip pašautas. Pasidėjusi milštuvę mergaitė norėjo susigauti strazdą. Jis palėkė toliau ir vėl ant žemės parkritęs voliojasi. Kai strazdas atokiai nuvedė mergelę, lapė priėjo prie milštuvės ir gerai palakė pieno. Dabar jis soti, bet jai vis dar negana ir sako strazdui, jei tu man padarysi juokų, tai aš tavo vaikų neėsiu. Strazdelis ir vėl klauso. Nulėkė jis į sožių, klojime tėvas vietų grūdus, o sūnų šlavinėja apskui. Ėmė strazdas po klojimą šiandien plasnoti. Sūnus ėmė jį gainiotis, taikydamas užmušti, o strazdas vis lekioja iš vienos vietos į kitą. Sūnus vis taiko jį spragilų uždaužti,
bet nepataiko. Ir nutūpė strazdas tėvui ant galvos. Sūnus, kad davė tėvui spragilų per galvą ir užmušė. O strazdas išlėkė laukan. Lapė žiūrėjo per plyšį ir gerai prisijuokė. Bet jai vis dar negana. Sako, o tu vesk mane pas daktarus, jei nevesi, tai aš tavo vaikus suėsiu. Strazdelis jos nebeatsikratydamas pagalvojo ir sako, eime į dvarą, ten rasim garsius daktarus. Seka lapė paskui strazdą, strazdas įlėkė į šuns būdą, o lapė iš greitumo paskui jį. Strazdas išlėkė per plyšį, o šunis tik ururu pačiupo lapę ir suėdė.